Pristatau pagrindinį filmo aktorių avangardą. Romanas Romanas! Kęstutis Jakštas. Mūsų visos komandos mylimas ir netgi kartais buvo nešiojamas ant rankų ir glostomas Vytautas Šapranauskas. Vytautai, buongiorno. Nu gal ne šiandien. Džiaugdamasis savo sielą ir širdį pakviesti filmo damas Aušra Štukytė. Galioji šeimyna Šmontaitė. Be abejo, mūsų blondinka Aldona Pilutytė. Ir Inga Jankauskaitė. Per trumpiausią laiką pasirodymą kine pasakė geriausių frazių. Tai yra filmo bosas, tėvas Saulius Siparis. Idėjinė vadė ir generatorė tų žmonių, kurie prarado pasitikėjimą, besifilmuojant. Asta Liukaitytė. Aš manau, kad tai buvo paseka pirmo filmo sėkmė. Vien dėl to, kad jeigu niekas nenorėtų išvysti antros dalies, vargu ar aš būčiau kūręs ir organizavęs visą šitą šaunų kolektyvą. Jisai pirmas filmas neuždirbo nieko. Jisai, kaip ir visi per 20 metų Lietuvoje kuriami filmai, nieko neuždirba. Iš principo nieko neuždirba. Ar aš turėjau sunkumų su aktoriais? Ne, aš turėjau džiaugsmą, malonumą. Aš labai tikiu, kad tai, kas vyksta dabar, ir tai kažkaip bus premjera, bet tai galų galia tai yra tik tai kažkoks tarpinis etapas, kuris turi turėti perspektyvą iš tikrųjų. Ir tai, ką sakė Emilis, kad galų galia komercinis kinas, nes visgi kinas yra biznis, reikia tą suvokti. Kaip Jakštai patiko filmas? Nu, papasakok. Papasakok filmas. Eidamas čia surepetavau vieną frazę. Sakiau, jeigu paklaus, tai gerai taip ir atsakysi. Tai žmona pasakė, sako, tik tai nepritraukto atsakymo prie kiekvieno klausimų. Bet šiuo atveju jis labai tinka tas atsakymas. Čia kaip bėgant kažkokią distanciją olimpiniai rungty. Ta prasme, tu atbėgai ir visi atbėgo, o rezultatai dar nepaskelbti lentoj. Tai vat, mes bėgom, darėm, o filmo dar nematėm. Mes nedirbom už veltui, mes gavom valgyti. Ir kiek laiko truko filmavimas? 24 pamainos, tai pamaina gali trukti nuo 15 minučių, priklausomai nuo epizodo, kurį reikia nufilmuoti iki 24 valandų. Tai šiuo atveju visos pamainos buvo tikrai pakankamai ilgos, jos buvo apie 12 valandų pamainos. 18. Kartais buvo 16-18. Daugelis iš jūsų matėt kino trailerį, reklaminį. Argi ten yra daug keiksmažodžių? Ten buvo aiškiai parašyta grožis, geismas, gėris, meilė. Argi čia keiksmažodžiai? Tai nėra komedija. Tai nėra veiksmo filmas. Tai nėra trileris. Siaubo žanras. Nors pirmas filmas buvo iš tiesų sukaltas ant trilerio žanro schemos, šitam filme aš pabandžiau eksperimentuoti tam tikrą prasme, kurį įtakojo tam tikri finansiniai niuansai. Pastatyti filmą įvairią žanrį, ne tarantiniškam stiliui. Ta prasme, kad visi jau mane kaltina, kad aš spekuliuoju Tarantiną. Visi sako, kad aš jau nukopinau, aš jau nubagiau. Aš dėl to visada linksiu. Taip, viskas tvarka. Mes pamatysim, kaip ir aš minėjau, ne veiksmo, ne komediją, ne siaubo, ne dramą, ne trilerį. Mes pamatysime detektyvinę muilo operą. Dėl ko muilo opera? Muilo opera yra tas žanras, kurį mes iš tiesų labai gerai išmanom
Lietuvoje. Visą kitą žanrą mes neišmatom. Jau viską padarėme ir dar toliau, ir dar daryti. Šventas Reikalas daina.